Prieš apsisprendžiant šiuo klausimu natūraliai kyla sekantis klausimai. Kaip bus užtikrinta žmonių pirkėjų sveikata? Kokios kompetencijos asmenys nustatinės, ar tas maistas tikrai yra tinkamas vartoti, jei gamintojas yra nurodęs kitaip? Ar pardavėjas gali teisingiau už gamintoją be jokių tyrimų ir specialistų išvadų nustatyti produktų poveikį žmonių sveikatai? Projekto teikėjai nori tokią atsakomybę užkrauti ant pardavėjo, tačiau žinant Lietuvos pardavėjų apsukrumą ir besaikį pelno vaikymąsi, ar nėra per drąsu ir neatsakinga viską palikti pardavėjo nuožiūrai. Galų gale pardavėjai bus demotyvuoti daryti akcijas, baigiantis galiojimo laikui, nes turės galimybę tą terminą pratęsti. Dažnu atveju gal ir nesusidarys pavojaus žmonių sveikatai ir gyvybei, tačiau padidės didesnė rizika įgyti skrandžio bakteriją ar įgyti kitus lėtinius susirgimus. Be to kyla pagrįstas klausimas, ar bereikalinga aplamai maisto ir veterinarijos tarnyba. Todėl pasisakau ir kviečiu balsuoti prieš.